Sveika, miela žiūrovė, ačiū, kad užėjai į mano kanalą. Jei čia užsukai pirmą kartą, mano vardas yra Ramunė ir aš esu dvasinė patarėja. Skaitau žmonių sielos įrašus, buriu taro kortomis, darau energetinį gydymą, blokų valymą, įvairius burtus ir magiškus ritualus, bei patariu su dvasinių vedlių pagalba. Šis taro kortų skaitimas bus žinutė iš tavo dvasinių vedlių šiam mėnesiui. Išsirink vieną tau patinkančią kortų krūvelę. Čia bus pirmoji kortų krūvelė, antroji kortų krūvelė ir trečioji kortų krūvelė. Jeigu tau sunku išsirinkti vieną kortų krūvelę, geriau sugrįžk prie šio video truputėlį vėliau. Išsirinkus vieną kortų krūvelę, kiekvienos krūvelės video laiką rasi video aprašymo laukelėje. Taigi pasižiūrėkime, ką tavo dvasiniai vedliai tau turi patarti šį mėnesį. Jeigu išsirinkai pirmąją kortų krūvelę, tai šis dvasinių vedlių patarimas šiam mėnesį yra tau. Jaučiu, kad šį mėnesį turėsi labai daug dvasinės energijos, netgi gal fizinės energijos taip pat. Jaučiu, kad šios energijos tau reikės šį mėnesį kažkokiems tai pokyčiams. Tau laikas daryti kažkokius tai pokyčius gyvenime. Ir jeigu tu galvoji, kad tam neturi laiko, neturi energijos, nežinai, ką reikia daryti, tai šį mėnesį turėsi ir laiko, ir energijos, ir žinosi, ką tau reikia pakeisti. Jaučiu, kad tavo aukštesnysis aš tau šį mėnesį duos labai daug dvasinės energijos, gal netgi mentalinės energijos, emocinės energijos tam, kad padaryti kažkokius tai pokyčius tavo gyvenime. Kaip tau atrodo, kokie pokyčiai jau seniausiai tave kviečia, kad būtų padaryti? Kokius pokyčius tau reikia daryti? Kokius pokyčius tavo siela tave šaukia, kad tau reikia daryti? Tai gali būti susijęs su smagumais, kažkokiais tai smagumais. Gal praeitus porą mėnesių labai sunkiai dirbai ir neleidai savo pajusti malonumą, neleidai savo žaisti, neleidai savo, nieko savo neleidai. Tai šis mėnuo yra labai geras mėnuo leisti savo išeiti kažkur, pasigražinti, pažaisti kažkur smagiai. Tavo gyvenime trūksta malonumo, trūksta žaidimo. Jaučiu, kad šį mėnesį tam turėsi ir laiko, ir energijos. Jeigu turėjai labai daug darbo, tai šį mėnesį turėsi daugiau energijos tokiems maloniems dalykams. Šis mėnuo taip pat yra geras mėnuo išgydyti kažką, kas tave neramina. Ar tai turi kažkokio tai skausmo, ar yra kažkoks tai chaosas gyvenime, ar yra kažkokie tai klausimai, kurie tau neduoda ramybės. Jaučiu, kad kažko ieškai, gal ieškai kažkokiu atsakymu į klausimus ir atleidimas yra atsakymas į tuos klausimus. Gyjimas, išgyjimas yra atsakymas į tuos klausimus. Jeigu turi kažkokį tai skausmą kūne, ar skausmą mintyse, ar skausmą jausmuose, tai tą skausmą gali užgydyti atleidus savo, atleidus kitiems žmonėms. Jeigu ieškai kažkokio tai atsakymo, paklausk savęs, ar pirmą tau reikia kažkam atleisti, gal tas negalėjimas paleisti tos graužaties, tų piktų emocijų neleidžia tau rasti atsakymą į tavo klausimą. Jaučiu, kad kai tu atleisi arba savo, arba kitiems žmonėms, tu atrasi laisvę, atsilaisvins kažkokias tai energijos, atsilaisvins tavo gyvenime, gal tai pritrauks pokyčius, kuriuos tavo aukštesnysis aš nori, kad padarytum šį mėnesį. Taip pat tavo aukštesnysis aš nori, kad šį mėnesį dirbtum ties shadow work, savo šešėlinę pusę. Jeigu dar nedirbi su savo šešėlinę pusę, tai gali padaryti tiesiog paklausus savęs klausimų, tokių kaip,
ko aš bijau, kokios mano stiprybės, kokios mano silpnybės, kaip aš jaučiuosi dėl to ir ano, kaip aš galiu atleisti savo, kaip aš galiu atleisti ir kitiems. Tai tiesiog klausk savęs tokių gilių klausimų. Ir šis mėnuo yra labai geras daryti tą šešėlinį darbą ir lysti giliau į savo vidų tam, kad atlaisvintum energetinės vietos, tam, kad išgytum, tam, kad atrastum daugiau laisvės savo gyvenime. Jaučiu, kad tavęs laukia naujos pradžios, kaip ir naujas gyvenimas. Kažkas naujo tuoj prasidės, gal netgi šį mėnesį jau pradėsi matyti tuos naujus pokyčius. Jaučiu, kad iš kažko seno išaugo kažkas naujo. Tai ar gausi kažkokį naują darbo pasiūlymą, kažkokią gal nauja perspektyva pasirodys, gal gausi kažkokį papildomą darbą arba laikiną darbą, gal rasi pilnu etatų darbą, jeigu dabar dirbi pusę etatų ir taip toliau. Žodžiu, kažkas naujo ateina į tavo gyvenimą, kažkokia tai nauja fazė. Bet ta fazė negali ateiti be kažkokių tai santykių nesusipratimo. Gal tu dirbi pilnu etatu ir nori pakeisti į pusę etato ir tai, aišku, atsilieps tavo šeimyniniams santykiams, aišku, tu uždirbsi mažiau pinigų, bet tu nori padaryti tos pokyčius dėl to, kad nori gal turėti daugiau laisvo laiko savo. Tai jaučiu, kad tie pokyčiai atsilieps ne tai, kad santykių geroviai, bet santykiuose kažką sujudins, bus gal kažkokie kivirčai, kažkokie pykčiai dėl tos naujos pradžios. Bet tau reikėtų į tą pradžią eiti su daug išminties. Gerai apgalvok. Ar verta žengti tą žingsnį, ar dabar geras laikas, matau, bus galimybių toms naujoms pradžioms, bet tau reikės pasvarstyti tarp šeimos laimės, finansinės laimės ir savo laimės. Tai tau reikės labai daug išminties priimti tą sprendimą ir gerai apgalvoti, ar tai šiuo metu yra pats geriausias sprendimas tau ir visiems aplinkiniams. Bet jaučiu, kad tos naujos pradžios, kurios ateis į tavo gyvenimą, tai yra geras tau dalykas. Ir tavo dvasiniai vedliai sako, nors ir kils kivirčiai šeimoje, tai tau parodys, ant kiek tavo mylimi žmonės tave palaiko. Ir tu gal pamatysi jų tikruosius veidus ir tau prireiks išminties, kad tai suprasti. Gali būti, kad tau reikės susirasti kažkokį tai mentorių, kad tau padėtų, kai pereisi į tą naują vietą, į tą naują darbą, kuris galėtų tau patarti, tave palaikyti. Tik atsargiai, kad per daug neišlaidauti, per daug nepersivalgyti, per daug neleisti savo žaisti. Jaučiu, kad reikės kažkokio tai balanso. Gal, pavyzdžiui, tas naujas darbas duos tau didesnę algą ir tu iškart norėsi prisipirkti daug naujų drabužių. Tai tavo dvasiniai vedliai sako, kad atsargiai, nors ir ta pozicija yra geresnė, tau reikia su ta pozicija išmintingai elgtis. Ir neišlaidauti, kaip sakiau, nepersivalgyti, kažko nedaryti per daug. Tavo dvasiniai vedliai sako, turėtų išminties, kas susijęs su ta nauja pozicija. Tie trukdžiai, kurie tau trukdys, pavyzdžiui, kaip sakiau, kad šeimoje prasidės kažkokie tai kivirčiai, pasirodys kažkokia nauja galimybė, gal nauja darbo galimybė ir santykiai subirės. Tai tie trukdžiai nėra tai, ką tu manai. Gal
tai tau parodys kažką, ką tau reikėjo sužinoti. Tie trukdžiai, santykiuose, tau parodys, kad gal tavo mylimieji žmonės tave iš tikrųjų nepalaiko ir jie nori, kad tu netobulėtum ir neaugtum ir pasiliktum toje pačioje vietoje, kaip ir anksčiau. Tau parodys, kas tave mentališkai, kas atima iš tavęs energijos. Gal tu jau senai žadėjai keisti darbą, bet šeimoje vis buvo kažkokios tai dramos, reikėjo tau pasirūpinti visais kitais ir tave tai labai vargino, mentališkai, emociškai vargino ir iš tavęs atėmė labai daug energijos ir gal kažkokie netgi pykčiai yra dėl to šeimos nariams. Tai tie trukdžiai, kurie pasirodys šį mėnesį, kas susijęs su šeimos nariais, tau parodys, kokie žmonės iš tikrųjų tave supa ir tu gal suprasi kažką naujo, kad tu gal per daug koncentravaisi į kitus žmonės vietoj to, kad koncentruotumėsi į savo gyvenimą, ką tu nori pasiekti. Taip pat tavo dvasiniai vedliai sako, gal geriau pasirink kažką geresnio savo šį mėnesį. Pasirink kažką, kas tau, būtent tau būtų geresnė situacija. Ir gal šį mėnesį tiek daug neduok savo dėmesio savo mylimiems žmonėms. Geriau gal šį mėnesį pagalvok apie save. Padirbėjus su šešėlinė savo pusė, gal tu suprasi, kad tu tiesiog esi people pleaser ir dėl to tu save limitavai ir negalėjai pasistumėti į priekį. Taigi jaučiu, kad tu kažką naujo suprasi, kažką naujo pamatysi apie save ir žmonės, kurie tave supa. Bet šį mėnesį turėsi daug energijos pradėti kažką naujo, turėsi energijos pritraukti naujas galimybės į tavo gyvenimą, kurias tau reikia gerai apgalvoti. Gal jos bus labai exciting ir tu iš karto norėsi šokti jas, bet tavo dvasiniai vedliai sako, neskubėk niekur, gerai apgalvok, gal netgi pasisamdyk kažkokį tai mentorių karjeros, jeigu gal turi porą galimybių tau siūlomų ir nežinai, kurią eiti, tai reikės, kad kažkas tau padėtų, kažkas tave pamokytų, vestų tave tuo išminties keliu. Ir jaučiu, kad šį mėnesį taip pat daug gyjimo energijų yra aplink tave. Tie nauji pasiūlymai, tas naujas darbas arba verslas taip pat gali pritraukti naujų bendradarbiavimo galimybių. Ir tai jaučiu, kad atneš daug pokyčių tavo gyvenime. Šį mėnesį tavo afirmacija yra: su kiekviena diena mano pasitikėjimas ir tikėjimas auga vis labiau ir labiau. Taigi tiek aš tau turiu šį mėnesį iš tavo dvasinių vedlių. Jei tau patiko šis skaitimas, kviečiu paspausti patinka, prenumeruoti ir varpelį, kad niekada nepraleistum sekančių video. O jei norėtum asmeninio skaitimo, su manimi gali susisiekti aprašymo skiltyje pateiktais būdais. Arba užsisakyti mano sielos integracijos Contribui prenumeratą, kurioje asmeninį taro kortų skaitimą gausi dovanų kiekvieną mėnesį. Susitiksime sekantį mėnesį. Jeigu išsirinkai antrojo kortų krūvelę, tai šis taro kortų skaitimas šiam mėnesį yra tau. Jaučiu, kad šį mėnesį bus daug emocijų, kurios užvaldys tavo protą ir neleis tau aiškiai mąstyti. Kažkas atsitiks šį mėnesį, kad tiesiog emocijos liesis per kraštus ir tu negalėsi savęs ir tos situacijos aiškiai pamatyti. Tai gali būti susijęs su kažkokiais tai toksiškais žmonėmis tavo gyvenime. Gal tu esi apsupus save tokiais žmonėmis, kurie yra tiesiog tau toksiški, kurie tau nepadeda, kurie apkalba tave, kalba už nugaros ir kurie tave tiesiog tempia žemyn energetiškai. Tai jaučiu, kad tai gali būti, dėl ko tų emocijų turėsi labai daug ir jaučiu, kad negalėsi
paaiškinti nei savo jausmų, nei savo minčių, nei savo veiksmų, nes gal tiek prisirinkai tos negatyvios energijos iš kitų žmonių, kurie tave tempia energetiškai žemyn, kad jau net nebesupranti, kur yra tavo emocijos, kur yra jų emocijos. Bet tavo dvasiniai vedliai sako, nesjaudink, kaip žinoti, kas yra tavo, kas yra ne tavo, tiesiog klausykis savo kūno. Ką tavo kūnas tau nori pasakyti, gal tavo kūnas tau šiandien sako, kad tau reikia pailsėti, o tu bandai save prisiversti, kad dirbti ar ten tvarkytis namuose, nors tavo kūnas nori pailsėti. Ir tas, kad mes savo sakom, kad mums reikia kažką padaryti, tai gali būti net ne mūsų, mes gal nenorim to daryti, bet mes įsivaizduojam, kad kiti žmonės apie mus pagalvos, jeigu to mes nepadarysim. Tai vat apie tai ir kalbu, kad jau mes net nebesuprantam, kurios yra mūsų emocijos ir kurios yra mūsų mintis, kai mes leidžiam per daug laiko tarp toksiškų žmonių. Tai vat šį mėnesį daugiau klausykis savo kūno. Gali būti kažkokios tai baimės ir jaučiu, kad tos baimės gali būti susijusios su kažkokiomis tai žiniomis, kažkokiais tai mokslais. Gal pabaigai kažkokius tai mokslus ar perskaitai kažkokią tai knygą ir dabar bijai dėl to. O gal socialiniai medijai kažką sužinojai ir tave tai išgąsdino. Ir dabar gal tu jautiesi nusivylus tuo dalyku ar tuo žmogumi, iš kurio sužinojai tą informaciją ir dabar gal savim net nepasitikė dėl to. Tai irgi, netgi ir socialiniai medijai mums atrodo, kad kiti žmonės žino daugiau negu mes, bet ar iš tikrųjų kai kurie žmonės apsimetantis dvasiniais vedliais iš tikrųjų yra toksiški žmonės ir siurbia iš mūsų tą energiją ir mums įvaro baimę. Tai vat pagalvok, ar tu save apsupi, gal ne fiziškai save apsupi toksiškai žmonėmis, bet socialiniai medijoje ir tai, ką tu iš jų išgirsti, ta užvaldo tavo emocijas ant tiek, kad tu dabar bijai pajudėti iš vietos ir save netgi nužemini, save stabdai netgi judėti į priekį. Tai šį mėnesį reikėtų koncentruotis į pasitikėjimą savimi ir self-worth. Tau reikia pakelti tą pasitikėjimą savimi. Gal tu labai daug dėmesio atidavėjai tiems kitiems žmonėms, tiems toksiškiams žmonėms, tai toksiškai informacijai ir tu savim taip smarkiai nebepasitikė. Tai gal šį mėnesį geriau susikoncentruok į save, paklausyk savo kūno, ką tavo kūnas tau sako ir pastovėk už save, už savo nuomonę ir pasikelk savo pasitikėjimą savimi. Kaip gali pakelti savo pasitikėjimą savimi, tai gali padaryti susikoncentravus į save vietoj žiūrėjimo į kitus žmonės. Geriau daryk tai, kas tau patinka, tai, kas tau teikia aistros gyvenime ir tiesiog pasakyk, kad nebežiūrėsi, nebeklausysi, nebebūsi tarp toksiškų žmonių ir tai padaryk taip kaip įstatymą, kad mano žodis yra įstatymas, aš viskas nusprendžiu, aš ten, pavyzdžiui, nebesitikrinsiu Facebook'o, ir viskas taip ir darai. Ir tada gyvenk savo gyvenimą, sek savo kūną, ką tavo kūnas nori tau pasakyti, įsigilink į savo jausmus ir taip kelkis pasitikėjimą savimi. Gali būti, kad kažkas tavęs paprašys šį mėnesį ištiesti pagalbos ranką, arba tu gal paprašysi kitų žmonių ištiesti pagalbos ranką. Ir jeigu jie prašo kažko, tai sako tavo dvasiniai vedliai, kad tau reikia neatsisakyti padėti jiems, nes kažkas dar yra nežinoma, kažkas dar yra paslėpta ir gali būti, kad
gal tu, kai tavęs ko nors prašo, gal tu šiaip paprastą dieną net nepadėtum niekam, nes gal neturi laiko ar neturi energijos. Bet tavo dvasiniai vedliai sako, kad iš to prašymo kažkas pasirodys, kas dar nėra matoma, kas yra paslėpta. Tai sakyčiau, geriau neatsisakyk padėti kitiems žmonėms. Taip pat, kai padėsi kitiems žmonėms, tu sulauksi ne tai, kad pagyrų, bet sulauksi kažko gero atgal. Tai vat tai gali ir būti, kas yra paslėpta. Gal kartais būna, kad mes net nesusimastom, padedam kitam žmogui ir paskui ta pagalba pareina iš kitos pusės, iš visai kitų žmonių ir pareina 10-eriopai, kur mes net nesitikėjom. Tai va šį mėnesį, jeigu kas nors tavęs paprašys pagalbos, tai būtinai neatsisakyk, nes tau pritrūks kažką gero atgal. Taip pat tavo dvasiniai vedliai sako, kad gerai būtų tau nustoti šokinėti nuo vieno darbo prie kito, nuo vieno projekto prie kito ir imtis tokių dalykų, kurie, žinai, kad neturi ateities. Tai šis mėnuo yra geras pagalvoti, ar iš tikrųjų tau verta pasilikti prie esamo projekto, prie esamo darbo. Yra gerai eksperimentuoti, bet neužsisėdėk ten, kur žinai, kad galėtum gauti daugiau, kažkur kitur galėtum gauti daugiau. Tai gali būti, kad tu pasilieki tuose darbuose ar prie tokių projektų, kur tu galvoji, ką apie mane pagalvos kiti žmonės, jeigu dabar aš čia pakeisiu. Ką apie mane pagalvos, jeigu aš dabar eisiu vėl kažkur kitur. Jaučiu, kad tau labiau rūpi tavo reputacija ir kaip tu atrodai aplinkiniams žmonėms, negu ar tai tave daro laimingą. Tai pagalvok, ar tu dirbi darbuose, arba ėmiesi projektų, arba siūlai produktus vien dėl to, kad dėl nuotraukos, gražios ar dėl gražaus paveikslėlio, iš tikrųjų viduj tu net nejauti aistros nei tam darbui, nei tam produktui. Tai šį mėnesį reikėtų gerai tą galvoti, ar verta švaistyti savo laiką ties dalykais, kurie tau nesuteikia laimės. Taip pat šį mėnesį gali sulaukti kažkokių tai naujų pasiūlymų, naujų darbo pasiūlymų ar investavimo pasiūlymų, bet juos reikėtų gerai paanalizuoti ir priimti su geru apgalvojimu, gerai apgalvoti, padaryti researchą apie tas vietas, nes kitaip, jeigu tu šoksi vėl prie kažko ir gerai neapgalvojus ir gal kur tau netikė tiek daug tos aistros, bet galvoji, čia gražiai atrodo ant popieriaus, gerai atrodo, skamba gerai ta pozicija ar skamba gerai tas projektas, tu iš tikrųjų gali prarasti pinigų ir gali persidirbti ir netgi suklysti, prarasti kažką gerai neapgalvojus. Man irgi tai buvo, aš visai nesenai gavau pasiūlymą įstoti į tokią Facebooko grupelę ir dalintis savo žiniomis už dyką. Bet man pasakė, kad aš turėsiu bent jau kiekvieną savaitę kažką pristatyti iš savo darbo. Ir aš sėdėjau ir aš gerai galvojau, ar man tas pasiūlymas tinka ir ar aš tiesiog eičiau į tą pasiūlymą vien dėl to, kad skambėjo prestižiškai ir gal sutiksiu bendraminčių ir taip toliau ten toje grupelėje, bet aš pagalvojau, kad man tai sukurs papildomą darbo, kurio aš nenoriu ir aš nenoriu persidirbti vien dėl to, kad tai gražiai atrodo ant popieriaus. Tai gerai apgalvok tuos visus pasiūlymus ir padaryk researchą, kaip sakiau, ir jeigu tai tau nekelia jokios aistros ir nesuteikia daugiau pasitikėjimo savimi, o tik tai gražiai atrodo ant popieriaus ar gražiai atrodo ant nuotraukos, tai gerai apgalvok prieš lendant į tokius pasiūlymus. Šio mėnesio tavo afirmacija yra:
Aš atsiveriu pasaulio galimybėms, tikiu ir pasitikiu, kad viskas, ko man reikia, pasieks mane tinkamiausiu man metu ir aš tai pamatysiu. Taigi tiek aš tau turiu šį mėnesį iš tavo dvasinių vedlių. Jei tau patiko šis skaitimas, kviečiu paspausti patinka, prenumeruoti bei varpelį, kad niekada nepraleistum sekančių video. O jeigu norėtum asmeninio skaitimo su manimi, gali susisiekti aprašymo skiltyje pateiktais būdais arba užsisakyti mano sielos integracijos Contribui prenumeratą, kurioje asmeninį taro kortų skaitimą gausi dovanų kiekvieną mėnesį. Susitiksime sekantį mėnesį. Jeigu išsirinkai 3 kortų krūvelę, tai šis dvasinių vedlių patarimas šią mėnesį yra tau. Jaučiu, kad kažkas atsitiks šį mėnesį, ko tu visiškai nesitikėjai, bet tai nebus geras dalykas. Energijos yra aplink tave, kurios bando tave išstumti iš tavo esamos pozicijos. Ar tai nori išstumti tave iš esamų santykių, ar tave nori išstumti iš darbo, ar tave nori išstumti iš verslo, ar draugų grupės, ar kažko panašaus. Jaučiu, kad kažkas atsitiks, kažkoks tai praradimas, kažką tu prarasi šį mėnesį, bet tai jau ilgą laiką jau matei ženklus, kad tai gali įvykti. Jaučiu, kad tavo dvasiniai vedliai ir tavo aukštesnysis aš bando tave išstumti iš esamos vietos, kur tu esi, ir tai vyks, nes laikas keisti kryptį. Laikas eiti kažkur kitur. Tavęs laukia labai graži kelionė. Gal dvasinė kelionė, gal keliausi kažkur ar kraustysies, bet tai turi įvykti. Žinau, kad tu tikriausiai jau ilgą laiką tai ignoruoji ir nenori to matyti, bet nėra žaibo, nėra audros be lietaus. Tai pirmą prasideda lietus, pradeda lašnoti ir tik tai tada žaibas trenkia. Tai ką jau gal netgi metus ignoruoji ir žinai, kad reikia pakeisti. Ir šį mėnesį jau tikriausiai pradėsi matyti tuos pirmuosius žaibus. Ir priimk tai, kad tavo dvasiniai vedliai ir tavo aukštesnysis aš tiesiog nori, kad pakeistum kryptį, nori, kad eitum kažkur kitur. Ir pasitikėk, turėk kantrybės ir žinok, kad tai, ką tu prarasi, yra krypties pakeitimas, kad tau reikia eiti visai kitą pusę, negu tu eini dabar, ir priimk tą pokytį su pasitikėjimu, su excitement, su atsipalaidavimu, kad viskas yra į tavo naudą, kad viskas yra gerai. Ir iš tikrųjų gali savęs paklausti, o jeigu tie pokyčiai atneš tau kažką gero, o jeigu tas pokytis yra pats geriausias tau dalykas. Jaučiu, kad čia, kur esi toj situacijai, kuri eina į pabaigą, gal šį mėnesį jau pradėsi matyti, kad iš šios situacijos tau jau reikia išeiti. Jaučiu, kad tai buvo susijęs su praėjusiais gyvenimais ir tu šią situaciją pritraukiai dėl praėjusių gyvenimų. Kažką turėjai išdirbti, kas susijęs su praėjusiais gyvenimais, ir dabar jau laikas judėti į priekį. Jau laikas leistis į kelionę, ieškoti kažko naujo, eiti kažkur kitur, tam, kad pritrauktum naujų patirčių gyvenime, tam, kad tu galėtum susikurti sėkmę gyvenime. Gal tu buvai antiek užstrigusi kažkokioj tai vietoje ir tai tave stabdė, tu negalėjai sukurti sėkmės. Tai tavo dvasiniai vedliai ir tavo aukštesnysis aš nebenori, kad tu pasiliktum toj vietoj, kur tu negali augti ir tobulėti ir susikurti sėkmės. Jaučiu, kad tu bijai pasileisti į tą kelionę vien dėl to, kad tu save lygini su kitais žmonėmis. Gal matai, kad tavo aplinkiniams sekasi ten, kur jie yra, gal jie yra panašioj situacijai ir jiem yra viskas gerai. Bet tavo kelionė yra visai kitokia ir jeigu čia matai, kiekvienas žmogus
Parodysiu iš arčiau, kiekvienas žmogus keliauja atskirai ant savo kupranugario ir didelis atstumas tarp tų žmonių ir tai reiškia, kad kiekviena kelionė yra individuali ir jeigu tavo aplinkiniams sekasi, kur jie yra, tai nereiškia, kad tau tinka ta vieta. Tai reikėtų pradėti galvoti, kaip keisti kryptį, kaip leistis į kažkokią kelionę, nebūtinai fizišką kelionę kažkur keliauti, gali būti ir kad jau laikas išvažiuoti kažkur į kažkokius šiltus kraštus, gal netgi Egiptą, prie piramidžių, arba kelionė bus, kad leistis į naują adventure, naują darbą, naują verslą, naują produktą, naujus santykius, kelionę į tai ir nustok lyginti su kitais žmonėmis, nes tavo kelionė yra visai kitokia. Ir šį mėnesį nereikėtų labai daug išlaidauti, bet reikėtų atsidėti ateičiai ir reikės gerai apgalvoti, ar pasilikimas toje pačioje situacijoje yra vertas. Gal iš tikrųjų tu antiek esi užstrigus vienam darbe ir bijai tą paleisti, bet tu žinai, kad tame darbe daugiau uždirbti negali. Tai geriau atsidėk pinigų, pasitaupyk, kai jau sugalvosi išeiti kitą darbą. Bet žinok, kad tikriausiai tame darbe daugiau neuždirbsi ir reikia pradėti taupytis pinigus tam, kad galėtum susirasti kažką geresnio. Tavo dvasiniai vedliai sako, kad tau reikia vietos, kurioje tavo talentai galėtų pasirodyti, kurioje galėtum parodyti savo talentus, o dabar tu negali šviesti, tu esi šita žvaigždutė ir ta žvaigždutė vos matosi. Tu negali atskleisti savo talentų, negali jų parodyti esamoje vietoje. Ir tau geriau būtų būti influenceriu, kokiu nors aktorė gal netgi ir tai, kad galėtum parodyti žmonėms savo talentus ir pritraukti daug finansinės gausos ir netgi pripažinimą. Tai jaučiu, kad toj vietoj, kur tu esi, tu tiesiog save stabdai ir tau reikia pereiti tą kelionę, tau reikia surasti save, tau reikia surasti santykius per pinigų pasitaupimą ir atsidėjimą, jau kai priimsi tą žingsnį, kad viskas jau keičiam kelią, einam kitur ir jaučiu, kad rasi kažkokią tai poziciją ar sugalvosi kažkokį tai verslą, gal, kaip sakau, taps influencerė ar aktorė ar kažkas panašaus, kur galėsi parodyti savo talentus, kur galėsi atsiskleisti kaip žvaigždutė. Bet jaučiu, kad tu labai daug galvoji apie praeitį, gal praeitie bandėjai siekti savo svajonių ir aišku, jos neišsipildė ir dabar tu naktim nemiegi ir galvoji apie tai ir gal savim tu nusivyliai tada ir dabar galvoji, gal tau tai nelemta, gal tau tai neįmanoma ir gal jauti kažkokią tai kaltę, kad gal išleidai pinigus, pabandėjai ir praradai pinigus ir tau nepavyko ir vėl turėjai grįžti gal į samdomą darbą ar kažkas panašaus, bet tau reikia, grįžtant prie pasitikėjimo, tau reikia kantrybės, tau reikia pasitikėjimo savimi, reikia kantrybės ir priimk iš visatos siunčiamas tau galimybės ir tuos įvykius, kurie tau rodo, kad viskas, tu čia per ilgai užsibuvai, tau jau laikas eiti kažkur kitur, priimk tos įvykius kaip kad ženklą, kad jau reikia kažką keisti. Kai aš dirbau buhalterė, tame darbe manęs labai nemėgo mano menedžerė ir ji viską darė, kad tik paverstų mano gyvenimą kančia tame darbe. Aš kiekvieną dieną pareidama namo verkdavau, vis kažkas atsitikdavo, kiekvieną dieną vis būdavo kažkas naujo. Ar jinai mane apkaltindavo, kad aš kažką blogai padariau, ar vieną kartą jinai mane pasikvietė į kabinetą
vien dėl to, kad aš kalbėjausi su savo bendradarbė ir kažkas nugirdo mūsų pokalbį ir paskundė. Tai vat tie ženklai man rodė, tokie maži ženklai man rodė, kad man ta pozicija, tas darbas yra netinkamas, kad man reikia eiti kažkur kitur. Ir aš taip pat leidausi į kelionę ir dabar tu matai mane savo ekrane. Taigi ir tau reikėtų priimti tuos ženklus, kurie jau rodo, kad viskas jau baigėsi. Čia ta pozicija, ta situacija, kurioje esi, yra tau negera situacija ir tau reikia keisti kryptį su pasitikėjimu. Ir žinau, kad tai atneš labai daug sėkmės, daug piniginės sėkmės, tau atneš netgi pripažinimą. Taip pat šį mėnesį pasistenk praleisti daugiau laiko šviežiame ore. Šviežias oras tikriausiai padės tau pravalyti tavo mintis ir tada galėsi susikaupti, geriau pamatyti, geriau apsvarstyti tą esamą situaciją ir žinosi, į kurią pusę eiti toliau. Tavo šio mėnesio afirmacija yra: aš renkuosi savo gyvenimo patirtis pačiu maloniausiu ir lengviausiu būdu. Taigi tiek aš tau turiu šį mėnesį iš tavo dvasinių vedlių. Jeigu tau patiko šis skaitimas, kviečiu paspausti patinka, prenumeruoti ir varpelį, kad niekada nepraleistum sekančių video. O jei norėtum asmeninio skaitimo su manimi, gali susisiekti aprašymo skiltyje pateiktais būdais arba užsisakyti mano sielos integracijos Contribui prenumeratą, kurioje asmeninį taro kortų skaitimą gausi dovanų kiekvieną mėnesį. Taigi tiek aš tau turiu šį mėnesį iš tavo dvasinių vedlių ir susitiksime sekantį mėnesį.